Project Mayhem ir šią saulėtą popietę jums bandysiu išaiškinti, kaip išmokti atlikti lėtą muscle-upą. Pats pirmas dalykas tai yra tai, kad lėtas muscle-upas mano manimu yra daugiau technikos pratimas negu jėgos pratimas, nors aišku reikia mokėti ir prisitraukimus daryti ir atsispaudimus lygiagretėse. Ir pats pagrindinis dalykas, nuo kurio norėčiau pradėti, tai yra gripas. Atliekant paprastą muscle-upą, kai jūs kabat, gripas yra paprastas, štai toks. Tuo tarpu, kad atlinkti lėtą muscle-upą, ypač kai jį mokinotės. Aišku, galim ir taip kabėti, bet dažniausiai daromas lėtas muscle-upas taip pat kaip ant žiedo, tai yra vadinamas false grip. Tai kaip tai atrodo? Jeigu čia paprastas yra gripas, tai false grip yra, kai skersinis eina per šią vietą. Per kaulą ir per šią mėsos dalį. Tai jeigu čia paprastas, tai čia yra false gripas. Ir iš tokio false gripo yra daromas ir mokinamasis lėtas muscle-upas. Kabant, tai atrodo štai taip. Taigi, pirma stadija lėto muscle-upo yra iš kabėjimo pozicijos prisitraukti. Iš karto noriu pasakyti, kad prieš dasimokinant lėtą muscle-upą reikia laisvai daryti 15 paprastų prisitraukimų ant skersinio, tai tikrai labai jums padės. Ir dar pagrindinis dalykas, tai prieš pradedant daryti lėtą muscle-upą yra gerai apšilti riešus ir alkūnes, nes čia pagrindiniai didžiausi krūviai yra ant šitų dviejų vietų. Taigi, tos prisitraukimus. Kaip ir sakiau, pradedat nuo false gripo. Lengviausia mokintis ant žemesnio skersinio, kur galite iš karto įeiti į false gripą, nes jeigu skersinis aukštas, tai jums reikia nuo paprasto gripo prisitraukti ir tada dar užkelt rankas. Taigi, pirmas dalykas, padedat rankas į false gripą, tai yra labai giliai įsukat ir šonų dar. Nelabai patogus gripas ir gali pradžiai skaudėti biškį rankas, bet po to su laiku priprasit. Iš kabėjimo pozicijos reikia prisitraukti kuo aukščiau, tai realiai čia reikia prisitraukti iki krūtinės. Iki čionais. Nes po to prasideda antra stadija. Dabar, kai jūs prisitraukite iki krūtinės, sunkiausia dalis lėto muscle-upo dauguma yra perėjimas. Vienas toksai patarimas, kaip išmokti lengviau padaryti perėjimą, yra kojos pakelti kampą. Tada pakėlus kojos į kampą, pas jūs persivers kūnas automatiškai dėl svorio pasiskirstymo. Štai apie ką aš kalbu. Jūs prisitraukit iki čia ir kojos pas jūs tiesit. Jūs jas sulenkit ir bandykit į priekį krūtinę. Iki čia. Kai iki čia išėjo, belieka tik tais išsispausti. Lėtai. Taigi, kai jūs jau prisitraukit ir padarėt perėjimą ir esat tokioj pozicijoj. Štai tokioj. Iš čionais belieka išsispirt. Tai tuo momentu jau galima atpalaiduoti kojas ir tiesiog susikaupti ant atsispirimo. Nereikia labai staigiai to daryti, nes vėlgi gali būti traumos. Tiesiog ramiai bandot išsistumti. Taip pat geras dalykas, besimokinant lėtą muscle-upą, yra daryti negatyvus. Tai negatyvai yra, kai išeinama į viršutinę poziciją ir po to lėtai yra nusileidžiama. Tai atrodytų taip. Ir vėlgi, kai darysite negatyvus, kontroliuokit savo riešus, jie turi būti apačioj false gripe. Taigi, toksai tas lėtas muscle-upas. Patariu tikrai gerai apšilti prieš jį atliekant ir siūlau mokintis į treniruotės pradžioj, kai yra daugiau jėgų ir galit geriau save kontroliuoti. Ir taip pat, kai maždaug 10-15 minučių patreniruoju, tikrai jausis skausmas riešuose. Pas mane irgi jaučiasi, kol aš filmavau šią pamoką, tad nereikia bijoti ir svarbiausia yra apšilti. Pratimą galima išmokti gan greitai, jeigu jį reguliariai mokintis. Sakau, pratimas nėra ant tiek jėgos, kiek technikos. Ir čia buvo Denis Tomkatonius su Project Mayhem. Iki kito karto.